Nu ką, tai baigėsi 3 ketvirčiai ir šie metai tokie gavosi gal ir linksmesni negu vidutiniški. Atrodo, kad Trumpas nenuvylė savo, savo gerbėjo ir tikrai įnešė į rinkas chaoso, į ekonomiką šiek tiek chaoso. Na, šiandien ir kažkiek pakalbėsim, kas vyksta. Apie pagrindinius dalykus, skaidrių nemažai, tai bandau aš greitai judėti. Tai va, tai šiemet po 24 metų gero, kaip sakyt, gero spurto, šiemet doleriais rezultatai yra geri, bet eurais investuotojai mato ne ypač gerą gal rezultatą. Ir daugam keistai atrodo, kad liktais čia visi kalba apie naujas aukštumas mušančius S&P 500 ir panašiai, bet reikia turėti minty, kad euras yra pabrangęs prieš dolerį šiemet beveik 15% turbūt ir jeigu mes investuojam į JAF akcijas, pavyzdžiui, tai mes perkam dolerius grubiai. Tai va, tie būna, kad, sako, aš matau pas save kažkur revoliutę, kad uždirbau ten 15%, kodėl pensijų fondas mano yra ant nulio. Tai pensijų fondas doleriais gali būti irgi apie 15%, nes tiesiog euras šiemet labai stipriai koreguoja situaciją, bet balandį turėjom didelį kritimą, po kurio tikrai nemažai buvo išsigandusių. Mes kažkaip dažniausiai savo klientus treniruojam į kritimus žiūrėti kaip į galimybę, ne kaip į problemą, nes ilgainiui finansų rinkos niekada nekyla tiesia linija ir visą laiką būna tų pavingiavimų. Tai vat, kai ateina elektronikos išpardavimų savaitė ten ar kitų Black Friday, tai visi džiaugiasi, bet finansų rinkose kažkodėl bijo. Bijo dėl to, nes žiniasklaida tą taip stipriai užrezonuoja, kad atrodo, kad čia bus pasaulio pabaiga. Ir ta pasaulio pabaiga, kiek jau mes jau dirbam netoli 20 metų, kiekvienais metais ta pasaulio pabaiga artėja. Ir nepasiruošusius investuotojus jinai vis laik prigauna. Tie, kas turi planą, tai yra puikiai galimybė pirkti pigiau ir šiais metais buvo viena iš tų galimybių. Ir dabar jau pagrindiniai indeksai daugelis yra atšokę ir randasi jau teigiamoj teritorijoje. Tai čia galbūt aiškiai matosi, kad pasaulio akcijos šiemet yra jau nedideliam pliuse eurais, bet žymiai geriau atrodo besivystančios ir išsivyščiusios rinkos šiemet. Tai yra galbūt naujas toksai trendas, visi buvo įpratę, kad tik JAV kiaurai važiuoja į priekį, visi kiti velkas iš paskos, tai šiemet yra visai kitaip. JAV akivaizdžiai stagnuoja, nepaisant to, kad Magnificent Seventas Big Techas ir atsikėlė po to balandžio, bet vis dar ženkliai skiriasi rezultatai tose užsienio, kaip vadina amerikiečiai, rinkose ir Amerikos akcijose. Na, įspūdingai sekasi auksui. Auksui šie metai yra fantastiniai. Ir kas galėjo pagalvoti, kad šitas toksai, kaip sakyt, relikvija gali vėl iššaut. Mes su auksu labai turim seną draugystę. Mes nesam nei fanai, nei ne fanai, mes tiesiog jį laikom taktiškai keliuose fonduose, gali turėti mūsų Momentum fondas, Global Allocation fondai jie vis laiką yra, bet tokie metai ir dažnai ir būna, kad kai rinkose būna didelis neapibrėžtumas, auksas būna viena iš turto klasių, kuri gali patraukti. Šiemet taip ir nutiko, kad auksas neblogai atrodo, ir vis dar gana prastai atrodo to fiksuoto pajamingumo pozicijos. Tai nekilnojamas turtas obligacijos vis dar jaučia spaudimą, aš gal pakalbėsiu biškai apie tai. Iš principo infliacija pasaulyje blėsta, tai čia yra gera naujiena. Čia matosi lentelė su pagrindiniam šalim, kaip iš raudono migruoja į mėlyną daugelis. Aišku, Europa neblogai susitvarkiusi, Ispanija su Graikija dar tą infliaciją tokią jaučia, bet ten yra šiaip gana nebloga situacija, ten užimtumas didelis, nedarbas mažas, ispanai, graikai po tos paskolų krizės, kuri buvo čia 2015 berods, tai atsigavo pilnai, lietuviai jaučia tą atsigavimą, nes perka Ispanijoje arba kažkokį tai butelį ar studijo ir ten veiksmas vyksta neblogai,
bet tos jau didesnės šalis, tai vat Vokietija, Italija, Prancūzija, na, jau sveikiau atrodo. Ta prasme, jau infliacija yra nebloga. Šveicarai, pavyzdžiui, įdomiai atrodo, kad jie atrodo kaip ir užsišaldę. Beje, šveicarai atrodo vienintelė iš tų, nu, viena pagrindinių šalių Europai, kurie turi imigraciją stiprią. Tai žmonės juda į Šveicariją, tai dažnai Šveicarijos yra toks argumentas, kad jų valiuta yra gana stabili, tai, na, tą dabar ir matom iš jų infliacijos lygio, na, neblogai jie susitvarkė yra, UK šiek tiek pakaitusi, bet, na, atkreipčiau dėmesį į Kiniją. Kinija kovoja su defliacija labiau, jie neturi problemos su infliacija, jie turi labiau problemą su defliacija, kai kainos krenta ir, na, šitoje vietoje klausimas, ką jie darys, jie bando ten skatinti ekonomiką, bet turint omeny, kaip čia su Trumpu viskas einasi, tai matomai gali ir lukterti ir pasižiūrėti, kas čia gausis. Na, tarifai baigia, tarifai po truputį materializuojasi ir jų klasikinė gal teorija yra tokia, kad, na, tarifai turi kelt kainas. Kad tie kainų šuoliai, tai nėra, kad susimoka tas importuotojas ir čia vartotojai nieko nepajus. Dažniausiai gaunasi tai, kad jeigu tu pagavai tarifą, tu turi tarifus, tai tu keli kainas. Klausimas, kiek tu gali kelt kainas, nes visą idėją, kad jeigu iš užsienio vežamom prekiam uždedamas tarifas, jie turi bandyti pardavinėti brangiau, o vidinis gamintojas turi pranašumą, nes jisai viduje gamina ir gali laikyti kainas. Bet dažnai nutinka toks ir kitas side efektas, kad matydami vidaus gamintojai, kad užsienis importuoja jau brangiau, kad kainos ten turi spaudimą kilti, nu, kad negali pardavinėti žemiau savikainos, ne, grubiai. Tai jeigu tau uždėjo 30% tarifą, tavo bazė, tavo marža, tarkim, yra 30%, nu, tai tu negali tiesiog taip nemokamai už savikainą pardavinėti, turi pakeltą kainą. Bet nutinka taip, kad vidaus gamintojas, matydamas tokią situaciją, kaip beje ir po COVID buvo. Jeigu gali pakelt kainą, tai tu keli kainą. Ir šitoje vietoje jau matosi, kad nors ir bazinė infliacija mažėja, bet jau atsigavinėja tam tik, nu, kaip atsigavinėja, auga kainos tam tikrose sektoriuose ir Amerikos vartotojas po truputį jau pradeda jausti tą. Pasaulis irgi gal kiek jaučia, bet čia taip kalbam labiau apie Ameriką. Kiti neturi galbūt tokios gilios problemos, nes iš tos Amerikos nėra labai, kad daug tu veži ten, taip, tokiais jau dideliais mastais. Tai daug kas kaip tik nori vežti į Ameriką. Ir čia po truputį dabar vyksta kova jau. Kad tos kainos gali šiek tiek spausti viršų. Na ir ekonomistai, aišku, jau seniai kalba, kad čia ta infliacija gali pareiti. Šiaip Trumpas yra toks infliacinis personažas, jo visos politikos tokios infliacinės buvo, dėl to ir centriniai bankai, manau, tą suprasdami judėjo su aukso galbūt pirkimu, apie tai truputį vėliau. Kita tema yra tokia, kad galimai jau mes matome po truputį dirbtinio intelekto, to AI įtaką darbo rinkai. Girdime, kad vis daugiau didelių pagrindė tų technologijų galbūt įmonių startuoja, kaip ir po COVID, jie geriau buvo pasiruošę judėti į darbą iš namų. Taip jie taip pat pirmieji juda į integravimą dirbtinio intelekto, nu, grubiai ChatGPT ir panašiai. Tikrai iš esmės keičia daugelį tokių aptarnavimo sektorių, kur reikėdavo tiesiog tas call centras aptarnavimo, kur tiesiog klientas prisijungia užduot klausimą, kodėl matau ar nematau, kaip čia padaryti vieną ar kitą, tai taip ChatGPT neblogai jau atsakinėja tos klausimus ir čia visa tokia pagalbinė suporto linija krenta jau po truputį ir mes matom, kad tų naujų darbo vietų kūrimas yra mažėjančiai tendencijai po COVID ir tų naujų, kaip sakyt, darbo rinkos rodikliai, jie tokie prastėjantis. Atrodo, ir čia yra turbūt pagrindinis momentas, kodėl centriniam bankui gali būti aktualu mažinti palūkanas, nors ir nelabai norisi jų
mažinti, nes turim infliacinį spaudimą. Tai toks keistas momentas yra. Gaunasi, kad nedarbas vis dar Amerikoje yra geras ir pasaulyje yra geras. Tikrai gana pilnas, netoli pilno užimtumo, bet vis mažėja naujų darbo vietų sukūrimo ir vis mažiau įsidarbina. Tai čia yra vienas iš galimų paaiškinimų, kad tai jau dirbtinio intelekto tam tikrai įtaka, apie kurią daug kas ir gąsdino, kaip įspėjo, kad dirbtinis intelektas gali atimti tų darbo vietų. Bet įdomus toksai momentas, kad įmonėm čia gali būti tokios žirklės. Žmogui pačiam tai gal ir nėra labai gerai, kaip nėra gerai, kai tu nebeturi darbo. Bet pati įmonė dėl to gali sutaupyti ir uždirbti daugiau. Tai finansų rinkos atrodo, kad kol kas priima šitą darbo rinkos situacijos šiek prastėjimą teigiamai, nes galvoja, kad įmonės uždirbs daugiau. Investuotojams kaip ir svarbiausia uždirbti, o ne išlaikyti dirbančių kiekį. Tai va trumpojo laikotarpį. Tai ilgojo laikotarpį be abejo, jeigu žmonės neturi darbo, prasideda kitos problemos. Bet šiuo metu matom, kad atrodo toksai trendas, kad AI po truputį valgo tas naujas darbo vietas. Ir JAV visa ekonomika tampa vis labiau priklausoma nuo big techo. Čia reiktų atkreipti dėmesį, kad dešiniai pusėje yra JAV BVP, grubiai iš ko susideda tos jau augimas ir nuo praeitų metų, beveik 2 metus jau, galbūt praeitais metais labiau įsibėgėjo, kad būtent investicijos į tą AI temą yra gigantiškos. Ir UBS prognozuoja, kad 25 metais įmonės išleis beveik $400 milijardų ir 26 metais $500 trilijono. Tik čia reikia suprasti, kad ne pats dirbtinis intelektas, ne tik, kad software, ta programinė įranga, čia kažkokia jau pridėtinė, į BVP tiesiai nusėda. Čia realiai tas yra tų serverių ir elektros gamybos, infrastruktūros tema, kuri reikalauja labai daug investicijų ir kol kas labai reikšmingai kelia JAV ekonomiką. Apčiuopiamai matom didžiulį, kaip sakyti, pyrago dalį, nusega, čia netoli bus pusės. BVP augimo sudaro tas technologijų investicijų į programinę kompiuterinę įrangą, į gamyklas, tas, kaip sakyti, į dirbtinio intelekto gamybą, į geležį, sudaro labai didelę ekonomikos augimo dalį. Tai čia yra ir naujiena, ir įdomus trendas, bet ir, sakyčiau, gana didelė rizika, apie kurią dabar vis daugiau kalba, kad AI gali būti burbulė ir tai tas burbulas gali pasireikšti, jeigu sprogtų per tai, kad sulūžtų tos investicijos į tą geležį, vadinkim. Ir tada mes pamatytumėm, kad likusi ekonomika nebetraukia, nes vėlgi, nueinančios investicijos kitur iš tos klasikinės ekonomikos į tą visiškai naują sektorių, natūraliai valgo ir konkuruoja dėl pinigų prieinamumo, dėl investicijų. Tai jeigu daugiau investicijų nueina į naują temą, tai senosios temos mažiau gauna pinigų. Tai čia toks yra ir tam tikros žirklės gali gautis, bet jeigu išsisuks ir iš tikrųjų čia visi pamatysim, kaip dirbtinis intelektas prisideda prie ekonomikos augimo realiais rezultatais, darbais, produktyvumo augime ir naujom inovacijom sukūrimais ir naujų produktų ir taip toliau, tai gali būti ir gerai, bet į tą tikrai reikėtų atkreipti dėmesį ir vis daugiau apie tai šnekama. Lukai, tai aš manau, kad prie darbo rinkos trumpai grįžtant, nes mūsų investuotojai, matau, kad 70% pažymėjo, kad šiandien yra jie dažnai klausia mus apie tą ekonomikos sveikatą, nes, žiūrint fragmentiškai ten skirtingas šalis Europoje, arba net ir statuose kažkur tai įvairiose, ten žiūrint jų sektoriuose jau matosi irgi recesija, bet bendrai žiūrint tą darbo rinką ir tie payrollai, jie stipriai sujudino rugpjūčio mėnesio rinką, nes atrodo, kad lėtėjimą visi laukia ekonomikoje, nes tai yra vienas iš pagrindinių indikatorių, taip. Bet ką mes po to matėm? Mes matėm, kad mažmena gerai laikosi, mažmeninis vartojimas, kaip atrodo stipriai, vis dėlto tas augimas normalus. Tai jeigu tai yra
vis dėlto dirbtinio intelekto įtaka darbo rinkoje Amerikoje, tai vat ką turbūt galima iš tavo prezentacijos iš šito slaido paimti, tai kad greičiausiai tai yra gera naujiena kompanijom, nes tai yra išlaidų karpimas. Jo, tai atrodo visada tai yra bloga naujiena, nes tai reiškia einam prie sulėtėjimo, bet šiuo atveju, jeigu tai yra dirbtinio intelekto įtaka, tai yra ilgainiui arba ten tokiam vidutiniam laikotarpiu tai yra visai gera naujiena, kai žmonės atleidinėja, jeigu atsimena ten Microsoftas, Google'as, ten tūkstančiais, 10 tūkstančių, ten akcijos kyla ir visi džiaugiasi, nes marža didėja. Jo, tai čia aš sakyčiau, šiaip Trumpas ir Respublikonai yra ta partija, kurie visų pirma žiūri į verslą. Čia tom ir yra skirtumas nuo demokratų. Demokratai yra už žmogų, nori, kad žmogui būtų gerai. Ir tada bus visiems gerai. Žmogus bus laimingas, geriau dirbs, daugiau įmonės uždirbs ir per tą galą. Respublikonai aukštinkojam masto kitaip. Ir čia kaip filosofinis reikalas yra. Jas linija tokia, kad verslai turi uždirbti. Jeigu jie uždirbs, tada bus už ką mokėti algas, tada išmokėsim algas, visi turės pinigų ir tada vartos ir irgi bus visi laimingi. Tai Trumpo linija buvo, kad reikia skatinti tą verslą. Aišku, tik tais galbūt šiemet netiek visi tikėjosi tų tarifų bairių. Tikėjosi, kad vidaus rinkoje mažins reguliavimą, tą verslą skatins augti ir panašiai. Tai atrodo, kad tas nelabai gavosi, bet iššoko į trasą dirbtinis intelektas. Ir tai yra visiškai verslui tie, kas pasinaudos, jeigu tai veiks. Čia vat ir yra klausimas. Dabar senasis verslas, manau, dabar žiūri taip atsargiai, nes nelabai supranta, kur įkišta ChatGPT į savo gamyklą. Vadinkim, ne? O programavime, pavyzdžiui, ten, kur programuoji, tai dabar netgi yra toks terminas vibe coding, kur bet kas su minimaliom žiniom gali susiprogramuoti neblogus dalykus. Nu, kaip sakyti, ten Facebook'o nesuprogramuosi gal, bet ten tam tikrus aplikacijas jau gali daryti. Tai tas persikelia į tai, kad vis mažiau reikia tų juniorų, tų pozicijų, kurios neturi daug patirties, daro tokius bazinius dalykus, tai dirbtinis intelektas atrodo, kad šitos pirmus labai stipriai atakuoja. Ir be abejo, tu nebereikia tau samdyti jų tiek, trumpojo laikotarpio gali atleidinėti žmonės, efektyvinti savo verslą ir uždirbti daugiau. Tai investuotojams ir verslui čia yra gerai. Trumpojo laikotarpio, ne? Ir ilgesnių laikotarpių, dėl ko ir bijoma, kad ir manau, kad tai gali būti sekanti krizė, jeigu taip žiūrint. Visą laiką reikia tikėtis kažkokio netikėto dalyko. Tai tas netikėtas gali būti būtent tai, kad jeigu dirbtinis intelektas įsibėgės labai stipriai ir bus labai daug žmonių be darbo, tai ką su jais reikės daryti? Nes jie tada prašys išmokų, eis į darbo biržą grubiai, jos reikės išlaikyti per kitą galą. Jie taps kaip ekonomikai našta šitoje vietoje, nes jie nedirbs. Ir čia vat yra tokia, atsiranda visokių diskusijų, galbūt 4 dienų darbo savaitės ten, ir taip toliau. Nes su idėja, kad jeigu efektyvumas ir produktyvumas auga, tai čia kažkaip reikėtų pradėti dalintis, bet kaip tai įvyks, aš nežinau. Ir sunku pasakyti, ar verslai sakys, aišku, dirbam ir 2 dienas, taigi tai padarom tą patį, kad per 5 dienas, bet uždirbsim mažiau. Investuotojai, manau, sakys, ne, dirbkit, kad ir 7 dienas, man reikia uždirbti šį investavimą. Tai va čia yra dilema ir žmonėje, manau, turės įdomų rebusą, jeigu dirbtinis intelektas tiesiog prilips. Nes gali būti, kad 2000 metais, kai buvo interneto šuolis, tas atsigavimas, atsiradimas, tai įmonėms užteko užsidėti savo ketvirtinės ataskaitos, kad jie planuoja kažkokią turėti strategiją su internetinė plėtra ir jų akcijos skrisdavo į kosmosą. Tai dabar panašus buvo trendas su dirbtiniu intelektu, kad įmonė užsideda kažkokį tai komentarą, kad irgi analizuoja dirbtinio intelekto pritaikymą savo versle ir irgi ten skrenda į kosmosą. Bet kas nutiko 2001 metais, tai viskas gerai, internetas išliko, visi nuėjo tą internetą, bet tai nesigavo taip, kad visi uždirbo 1000 kartų daugiau, kur buvo tie price to earnings tokio dydžio. Tai čia yra problema ir galimybė, aš taip sakyčiau. Ir mums kaip investuotojams, tai čia tiesiog reikia stebėti tą situaciją ir prie jos prisitaikyti. Mes nemanau, kad čia verta būtų ar teisti, ar kritikuoti, sunku pasakyti, kas čia bus, bet atrodo, kad kol kas bent jau situacija yra žiūrima teigiamai.
Tai vat ir centrinis bankas, JAV centrinis bankas, į kurį visi žiūrima ir dėl to, kaip ir sakei, tas nedarbo, darbo rinkos rodiklių prastėjimas, jisai kaip ir leidžia centriniam bankui mažinti palūkanas, nors jis nenori to daryti, nes mato infliacinį spaudimą iš tarifų ir iš kitų Trumpo politikos elementų. Bet, iš esmės, atrodo, kad rinka tikisi dar bent 2 palūkanų mažinimų šiemet. Tai dabar yra apie 4% tos palūkanos sudaro. Tai spalio gale turėtų mažinti, beveik garantuotai 98%, kad mažins 0,25 ir dar gruodžio mėnesį sumažins dar kartą. Tai 2 kartus turėtų mažinti šiemet tas palūkanas. Ir tai dažniausiai yra gera naujiena būtent tam fiksuoto pajamingumo pozicijom, turto klasėm, nekilnojamam turtui, obligacijom, mažos kapitalizacijos įmonėm, tiems small capam vadinamėm, nes jie yra jautrus palūkanoms. Jų realiai biznio modelis dažniausiai yra paremtas skolinimuose ir tų pinigų įdarbinimu. Tuo tarpu Big Tech'ui, pavyzdžiui, nelabai tos palūkanos apskritai žaidžia, nes jie turi daug cash'o, daug pinigų ir jie gali labiau patys paskolinti. Tai dėl to mes matėm, kaip palūkanos kilo, Big Tech'as, technologijų sektorius visiškai nereagavo, netgi kilo. Tai dabar gali būti, kad kitiems sektoriams būtų geriau, jeigu nesirealizuos kažkokie tai košmariniai scenarijai su atsiradusia vėl iš naujo infliacija. Tai kodėl kyla dabar tas auksas šiemet taip smarkiai? Tai, kaip ir minėjau, iš esmės geopolitinė įtampa yra vienas iš tų aukso driverių. Visą laiką reikia turėti minty, mes ir su klientais kalbame per mokymus, kad kapitalas juda uždaroje sistemoje. Jeigu turi $1 milijardą, tu negali pilnai išeiti iš sistemos. Tu negali parduoti visko ir pasidėti ant stalo tos pinigus. Tu turi kažkur juos padėti ir tu sprendi pagal situaciją, pagal pajamingumą galbūt, kur daugiau gausi, bet galbūt kur daugiau gausi su mažesnė rizika ir taip toliau. Tai kai prasidėjo šiemet, realiai su Trumpo atėjimu į valdžią, atrodo, kad centriniai bankai suprato, kad gali būti reikalų ir pradėjo draustis nuo tos tokios rizikos, o jų vienintelis variantas yra draustis. Nes jie gali pirkti akcijas, gali pirkti obligacijas, aišku, didžiąją dalį laiko obligacijom, bet jeigu tu bijai, kad Amerika gali šiek tiek, susviruoti ir tu nenori pirkti JAV obligacijų arba dėl politinių sumetimų ir gal net konkurencinių, tam tikrų realiai politinių dalykų, yra tokia filosofija arba strategija nebepirkti JAV obligacijų, taip turėti dar derybinę kortą su Amerika, nes jeigu nieks nepirks JAV obligacijų, bus Amerikai labai sudėtinga. Bet grubiai kažkoks centas arba ten trilijonas bendrai per pasaulio centrinius bankus patenkantis į auksą gali būti vienas iš tų driverių. Jeigu galvojam, kad JAV doleris gali kristi, o Trumpas labai atrodo drąsiai ir su to linija vairuoja, kad doleris galėtų būti ir silpnesnis, čia nėra jokios tragedijos iš principo. Tai, kad amerikietis nuvažiuos į Toskaną ar Ispaniją ir jam bus brangiau kainuos ten pietus ar ten apsistot kažkokiam viešbutį, čia gal nėra ta tragedija. Jiems svarbiau yra, kad JAV gamintojas sustiprėtų, o kad sustiprėtų, tai būtų gerai vietinę valiutą atpiginti, kad tu pasigaminai pigiau lyginant su kitom valiutom, išvežei į Europą, pardavėjai, kur euras yra brangesnis, tai tu dvigubą naudą gauni. Tai pavyzdžiui, europiečiams į Ameriką vežti šiemet yra dvigubai blogai dėl tarifų ir dėl atpigusių dolerių. Tai auksas yra vienas iš tų benefitorių, kuris iš karto gali būti kaip taktinė pozicija, kad jeigu tu bijai dolerio silpnėjimo, bijai geopolitinių kažkokių problemų, bijai suiručių, bijai krizių, auksas yra ta pozicija. Bet dabar jau 4000 praktiškai pasiekė 4000, buvo beveik 4200. Ir čia daug tokių idėjų, aš pamenu, kaip ir prie 3000 visi sakė, kad čia 3000 labai brangu ir čia toliau nėra kur kilt, dabar 4000, dabar kalbos, kad 4,5 vėl sekantis. Tai mes savo investavime ir savo fonduose nemastom į priekį tiek toli, mūsų žingsnis yra vienas mėnuo ir mes visus metus šiemet laikom auksą ir seniau jau laikėm, bet tikrai nereikėtų dabar visų pinigų, manau, dėti į auksą, nes tai yra rekordiškai geri metai auksui, po rekordiškai gerų metų, nebūtinai sekantis būna blogi metai, bet spaudimas nusimti pelnus ar panašiai tikrai didėja. Tai doleris silpnėja ir matom,
auksas į viršų, doleris į apačią. Tai čia labai susiję dalykai. Čia tiesiog viens prie vieno yra scenarius. Bet dabar, ar tai galimybė ar problema, aš sakyčiau, reikėtų neužmigti ir galvoti į priekį, kas dabar gali gautis, jeigu doleris silpnėja. Nes absoliuti dauguma investuotojų, matom, kad ateina ir investuoja į Ameriką, investuoja į technologijų sektorių. Nors mes jau kalbam labai seniai, kad reikėtų diversifikuoti žymiai stipriau. Var kodėl? Silpnėjantis doleris nėra kažkokia pasaulio pabaiga. Jis labiau iš šito grafiko matom, kad kai jisai silpnėja, tie yra pilki periodai. Didėja užsienio rinkų geresni rezultatai, ta prasme outperformance. Užsienio rinkos lenkia JAF akcijas tais periodais, kai doleris silpnėja. Dabar turėjom labai gana ilgą periodą, kai doleris buvo stiprus ir tada natūraliai buvo toks scenarius ir tokia situacija, kai JAF akcijos žiauriai gerai atrodė, dar technologijų ten spurtas ir panašiai. Tai jeigu doleris dabar pereitų į tokį korekcijos kryptį, ne, kad galėtų būti euras doleris kursas ir 1,3 pavyzdžiui, gal net 1,4 pavyzdžiui, gal nebūtų tragedijos. Aišku, Europa turės reaguoti, čia Europa prie 1,4, čia nežinau, kaip jie atlaikytų, kaip mes čia atlaikysim. Turime mūsų eksportuotojai į Ameriką, būtų sunku, bet investuotojams automatiškai atsiranda stimulas migruoti į kitas tarptautinės rinkas. Nes pasaulis ne tik iš JAV susidaro ir ne vis laik JAV yra geriausia turto klasė. Tai vat mes matom šitą grafiką, kur jeigu mes pasižiūrėtumėm, kas S&P 500 JAF akcijų indeksą realiai kėlė į viršą paskutinius 5 metus, tai yra Magnificent Seven tos įmonės. Technologijų sektorius realiai iškėlė JAF akcijas. Ir jeigu mes išimam vieną, tik tais Nvidia, jeigu mes išimam iš lygties, iš S&P 500 išimam Nvidia, tai nuo 22 metų spalio mėnesio tiek Europa, tiek Japonija aplenkė JAF akcijas gana reikšmingai. Tai nors daugelį jau atrodo, kad visa Amerikos rinka yra stebuklinga, jinai visą laiką auga ir ten viskas yra geriau. Jeigu išimam vieną įmonę, Europa ir Japonija pastarosius 3 metus auga geriau. Čia tokį pratimą pagalvokit savo. Kaip gali būti geriausia pasaulio rinka? Geriausia, bet tik dėl vienos įmonės. Jeigu ją išimam, rezultatai kardinaliai skiriasi. Tai čia reiktų pagalvoti, jeigu Nvidia nuspręstų pailsėti ir pakistų 30%, tai visas indeksas dar stipriau judėtų žemyn, tos problemos neturi ir tokios koncentracijos neturi kiti regionai. Tai užsienio rinkos, užsienio akcijos atrodo gerokai patraukliau, įvairiais parametrais žiūrint, bet PE turbūt yra pats populiariausias. Tai mes matom, kad dabartinė situacija, kiek reikia pinigų įdėti, kad gautum grubiai vieną pinigą pelno. Čia taip labai ūkiškai žiūrint. Tai šiuo metu JAF akcijos atrodo ženkliai brangiau, lyginant su jų ilgalaikiu vidurkiu. Europa visiškai normaliai, UK normaliai, emerging markets labai normaliai. Matom, kokie būna svyravimai, yra ties savo vidurkiu. Kinija irgi yra ties savo vidurkiu. Ir tas relative equity valuations, tai lyginant panašaus kiek akcijos kainuoja Kinijoje ar išsivyščiusios rinkose, besivystančios rinkose, lyginant su JAV, tai mes matom, kad nuo 2020 metų tas atsiskirimas tokios žirklės vis didėjo. Tai, grubiai tariant, perkant akcijas ne JAV, tu gauni gana reikšmingą nuolaidą, kai kur iki 50%. Ir dabartinis Trumpo, manau, tas visas šou, tai tiesiog priminė visiems, kad yra akcijų ir kitur pasaulyje, ne tik JAV. Įdomus momentas yra su mažos kapitalizacijos įmonėm. Tai yra ilgainiui, imant ilgą istoriją, statistiškai mažos įmonės auga daugiau negu didelės įmonės, nes jos turi didesnį rizikos premiją. Jos turi didesnį galimybę augti. Kas gavosi pastarosius 10 metų, tai kad mažos įmonės gerokai atsilieka nuo didelių įmonių, nes tarp didelių įmonių atsirado tokios super big tech kompanijos, kurios tiesiog kiaurai su didelėm maržom šluoja viską į priekį, šlavė galbūt viską į priekį, klausimas, kaip bus toliau. Bet mes dabar matom, kad dabartinė situacija buvo paskutinį kartą prieš 25 metus ir po to tos mažos įmonės gerokai stipriau atsigavo, nors dabar jų niekas nemėgsta, nes jos labai silpnai atrodė lyginant. S&P 500 indeksas nėra mažos įmonės, ten yra didelės įmonės, bet yra ir atskiri indeksai Amerikoje. Tai jeigu mes bijom, kad S&P 500 gali dėl big techo pradėti atsilikinėti arba tiesiog nebeaugti tiek, kiek augo, nes Nvidia turbūt prie 10 trilijonų
gal ir gali būti, bet čia tie skaičiai tokie, kur jau mes, kai viena įmonė sudarys daugiau negu visa Europos kapitalizacija visų įmonių, kelia klausimų. Tai vat, ieškant alternatyvų reikėtų galbūt žiūrėti į mažos kapitalizacijos įmonės, kurios visose regionuose yra pigesnės lyginant su savo istoriniais vidurkiais. Tai jeigu bendrai Amerika brangesnė negu istoriškai, didelės įmonės brangesnės gerokai negu istoriškai, tai mažos įmonės yra gerokai pigesnės negu istoriškai. Čia yra vienas iš variantų ir tokių investment topikų, į kur galima žiūrėti. Tai vat JAF akcijos, čia tiesiog noriu priminti jiems, kad JAF akcijos pastarosius 15 metų yra įspūdingo grožio, vadinkim, turto klasė. Ir tie, kas pradėjo prieš 10 metų, prieš 5 metus, jiems atrodo, kad visą laiką tai buvo, kad tai yra amžinybė. Ir be abejo, JAF akcijos uždirba žymiai daugiau. 15% metinė grąža čia buvo tiesiog toks normalus scenarius pastarosius 15 metų. Besivystančios rinkos uždirbo 5%, 3 kartus mažiau. Bet jeigu pasižiūrėtumėm dabar tokį investuotojų akimis, ne ką man investuoti tas besivystančias rinkas, kai jos uždirba 3 kartus mažiau. Tiesiog 2010 metais investavom 100 eurų, JAF akcijose turim 877, besivystančiose 234. Atrodo absurdas investuoti tas besivystančias rinkas, kam reikia. Bet užtenka parodyti ir priminti, kad buvo 20 metų tokia situacija, 2000-2010 metų periodas. Visiems primenu, kad 2000-2010 metų periode JAF akcijos buvo prasčiausia akcijų turto klasė. Ir kas investavo 100 000 2000 metais, 20 metais turėjo 57. Tarsi nuo 100 nukrito iki 57 per 10 metų. Nors visi dabar užsimerkia, stumia visus pinigus praktiškai JAF akcijas, nes galvoja, kad tai visą laiką yra daugiausiai auganti turto klasė. Taip nėra ir tikrai gali grįžti tas periodas, kai kitos turto klasės, kiti regionai atsigaus, ypač susilpnėjančių dolerių prieš akį. Kodėl galėtų, šiaip čia toksai grafikas apie Kiniją, apie besivystančias rinkas, turint omeny, kad dirbtinis intelektas iš esmės pramoniai gali daugiausiai duoti per robotizacijos prizmę. Tai čia tiesiog man patinkantis toksai geras pavyzdys. Žiūrint į robotizacijos trendus, Kinija tiesiog neturi konkurentų, jinai yra visiškai kitoj lygoj. Ir daugam atrodo, kad Kinai kopijuoja, bet tie laikai pasibaigė, Kinai nebekopijuoja. Kinai atrodo yra daugelį sferų gerokai išbėgia į priekį negu visas kitas išsivystęs pasaulis. Tai jie atrodo geriau prisitaikė prie to robotizacijos galbūt galimo trendo ir tai yra vienas iš tokių topikų, kodėl Kinija gali būti vienas iš tų benefitorių. Ir tą patį Goldman Sachs jau pradeda kalbėti ir kiti analitikai, kad jų uždirbama grąža, įmonės uždirbamas pelnas akcijai jau auga ir tai dažniausiai su tam tikrų pavėlavimo atsiliepia ir jų akcijų kilime. Šiemet jau mes matom, kaip Kinija skrenda tikrai į kitą lygą, į kitą kosmosą, super atrodo gerai. Tai yra tam tikras jau trendas, kuris ne vakar prasidėjo, bet tai yra vienas iš argumentų, kodėl galėtų pajudėti tas besivystančių rinkų traukinys ir tiesiog reikėtų kelis procentus, ar 5 procentus, ar 10% portfelio amerikiečiams ar pasauliui nuspręsti, kad laikas įdėti vėl į emerging markets. Ten tokio likvidumo nėra, ten nereikia daug labai pinigų, kad pajudinti viršų ir ten gali tikrai brangti reikšmingai lyginant su kitais regionais. Klausimas, ar dabar pradėti ar nepradėti, kodėl čia reikėtų bijoti ar nebijoti, mes žiūrim aplenkiančius indikatorius, kurie kyla. Tai mums nekelia dabartinė situacija jokios įtampos, mes žiūrim aplenkiančius pasaulio indikatorius ir jie vis dar kyla. Tai kol vis dar kyla, aš sakyčiau, nelabai reikėtų gal reaguoti į tas turbulencijas ir penktadienio šou, kai Trumpas vieną pasako, paskui šeštadienį pasako, kad viskas bus gerai. Pradžiai bus blogai, paskui vėl bus gerai. Ta turbulencija yra normalus, galbūt reiktų tam būti pasiruošus, bet žiūrint į bendrą pasaulio ekonomikos kryptį, aplenkiantis indikatoriai rodo, kad kyla, todėl, sakyčiau, nemetam kelio dėl to kelio ir per daug nestresuojam. Tai va ir pabaigai, vis laik priminam, kad iš esmės investavimas turi turėti labai gerą planą, o planas dažniausiai susideda iš taktinės diversifikacijos. Kaip ir kada mes kur perskirstum savo kapitalą, kad prisiderinti prie galbūt kažkokių besikeičiančių vėjų, krypčių ir trendų. Tai čia yra pagrindiniai 3 galbūt portfeliniai fondai, iš kurių konstruojam savo portfelius ir turim puslapį pas mus tuos modelinius portfelius pasidarę. Tai
ką jie dabar laiko? Tai Global Allocation, jisai laiko obligacijų didelį dalį, matom, aukso turi 5%. Jis vadinam vienas iš tų gynybinių fondų, kurie sugerinėja tą smūgį. Jeigu būtų didelė tragedija, greičiausiai obligacijų fondas geriausiai atlaikytų, bet allocation fondas turi tokį gerą subalansuotą pelningumo rizikos santykį. Tai šita pozicija yra laikoma pas mus kaip gynybinė. Jeigu būtų kažkokia tragedija, ji sugertų tą turbūt smūgį, žymiai geriau sugertų tą smūgį ir būtų galima keisti į kitus fondus. Tai pagrindinis mūsų taktinis fondas Global Momentum, jisai nėra jo tikslas aplenkti pasaulio akcijų indeksą kiekvienais metais ir panašiai, bet jisai žydi tais periodais, kai yra rimtos problemos, kai rimtas šiftas iš vienos turto klasės į kitą. Ir dabar mes matom, kad taktiškai mes jau sėdime besivystančių rinkų. Jau tie, kas investuoja, tarkim, į šį fondą, jiem nereikia nieko galvoti. Besivystančių rinkų akcijų dalį jau turime didesnę, jau dabar turim. Aukso poziciją turim bet kuriuo atveju. Nereikia dar galvoti, kur monetų nusipirkti. Tai ir žiūrint į Global Equity fondą, kuris yra tik iš akcijų susidedantis fondas, tai besivystančių rinkų dalis yra šiuo metu pati didžiausia. Tai yra taktiniai sprendimai Momentum modelio ir toks yra mūsų galbūt pagrindinis išskirtinumas, kad mes nesėdėm pasyviai vienam regione su šitais pagrindiniais galbūt fondais. Ir dėl to formuojant iš jų portfelius, atsiranda ta tikroji investicinis planas, ta diversifikacija, tas reali diversifikacinė nauda. Tai ir be abejo dabar, sakyčiau, kuo toliau akcijoms kylant ir tai tokiai turbulencijai didėjant, tai optimalus portfelis yra visiškai natūralus sprendimas, ką daryti, nes dinaminis gali būti dažniau sprendimas, kai yra rinkos pakritime, dabar nėra tokio. Tai optimalus portfelis, jeigu žiūrėsit, tai tikrai yra dabar neblogai orientuotas į bet kokią situaciją, jis neblogai turėtų prisitaikyti prie įvairių variantų, kas gali nutikti pasaulyje. Ir tokia turbūt būtų pagrindinė linija, į ką aš dabar žiūrėčiau, formuojant tos portfelius. Galite pasižiūrėti, iš ko sudeda tie portfeliai. Tai ir išvados labai konkrečios. Tai kad šiemet turbulencija yra didelė, bet tai nėra kažkas naujo. Kol kas žiūri visi teigiamai. Rinkos kol kas reaguoja teigiamai. Išgyvenom Trumpo pirmą ataką. Po covidinė infliacija blėsta, bet Trumpo tarifai gali ją vėl sugrąžinti. Tai čia yra turbūt pagrindinė problema, į ką visi dabar kreipia dėmesį, nes centriniai bankai turės reaguoti. Jeigu grįš infliacija, turės vėl kelt palūkanas, tai būtų vėl atskiras toksai silpnesnis scenarius, ko nieks nenori. Tai JAV akcijos, jau kartuojamės mes ne pirmą kartą, koncentracija S&P 500 indekse pagrindinių didžiausių technologijų įmonių yra labai didžiulė. Jeigu jos tiesiog nuspręstų pailsėti ir 3 metus atsipūsti, neaugant po 15%, o tik tais po 5%, tai JAV akcijos būtų turbūt prasčiausias regionas, nes spaustų žemyn. Tai dėl to atsiranda labai akivaizdus, jau šiemet visi mato, kodėl apie diversifikaciją mes kalbame jau ne pirmą ketvirtį, atrasti kitus regionus, atrasti kitas turto klases, mažos kapitalizacijos, ypač įmonės galėtų būti variantas, ką mes nemažai turim equity fonde. Ir bendrai žiūrint, ekonomika auga, tai kaip ir čia tragedijos nėra, bet pasikartosiu, diversifikacija, manau, yra esminis dabar žodis, ką turėtų visi investuotojai galvoti ir kalbėti, planuodami savo investicijas. Ačiū, Lukai. Ačiū visiems, kas liko ir išklausė viską iki galo. Tai aš manau, kad šiuo metu ir mūsų investuotojai, ir mes dažnai girdime, gerai, tą žodį burbulas ir tu patys jį paminėjai. Ir kažkaip žmonėms visada įsiejama su kažkokia ateinančia labai didelė arba krizė, arba ten, kuri ilgai tęsis. Tokiam esi pastoviai laukia tos krizės, kad jį kažkokia ateis. Teoriškai įsivaizduojam, kad dirbtinio intelekto kompanijos tos visos investicijos, jos savęs, istorijoje mes turėjom, kaip minėjai, interneto burbulas, bet ir buvo tokių, kaip buvo ir metavisatos istorijos, tokios švelnesnės, pavyzdžiui, Facebooko, matėm, pasikoregavo 60% ir vėliau, kaip ir atrodo, vėl viskas gerai buvo. Tai ar verta dabar tavo manimu ir tiems patiems investuotojams dabar belaukiant kažkokių ten kritimų burbulų, tiesiog laukti, o ne investuoti toliau?
Manau, kad laukimas gali būti brangesnis dalykas negu investavimas. Aišku, ramiau yra bandyti laukti, bet kai kurį metus, antrus, trečius, niekaip nesulauki to minus 50, nu, labai liūdna pasidaro, nes, kaip sakyt, belaukiant žiūri, kaip uždirba. Tai aš tiesiog labiau dabar turbūt ženkliai mažesnę dalį galvočiau investuoti į technologijų JAV sektorių. Realiai duočiau jam pailsėti. Nors matom, kad tiesiog yra tas momentum, tiesiog yra didžiulė manija eiti į tą sektorių, ten labai daug noro yra būtent ten investuoti. Aš labiau žiūrėčiau dabar į kitus topikus, į kitas temas, į kitus regionus, į kitas turto klases. Ne tai, kad kardinaliai, bet tiesiog viską laikyti technologijų akcijų sektoriui dabar atrodo darosi vis labiau pavojinga. Ir ne dėl to, kad tos įmonės bankrutuos, ten apie tokio klausimo nėra. Bet mes esame matę, kad truputį nepataikytų su lūkesčių atitikimu įmonės, kiek planuoja uždirbti ir jeigu nesigaus tiek uždirbti, investuotojai labai greit baudžia. Facebookas, kaip buvo paskelbęs, kad neuždirba 30%, nebe 40% maržą generuos, o tik 33%, kas yra Europoje nelabai tokių įmonių yra. Nukrito įmonės akcija Facebooko 30% per dieną. Tai va tokių turbulencijų aš visai nenustepčiau, kad galėtumėm pamatyti, nežinau, ar šiemet, ar kitais metais, bet blogiausia, kas nutinka, tai va tos nepasiruošusius investuotojus, kurie viską suinvestuoja tik į vieną sektorių, va būtent į JAV, į technologiją, pakrenta 30% ir ilgainiui turbūt atsigaus, čia nėra problemos, bet jos taip emociškai išdaužo, kad jie tiesiog paima ir parduoda. Ir mes jau matėm ir balandžio mėnesį, kas buvo, kur ir pas mus investuotojai, kurie supanikavę. Tai čia yra emocijos ir psichologija, kai užvaldo, čia atsiranda didžiausios klaidos. Tai vat, aš sakyčiau, diversifikacija yra esmė. Jeigu diversifikuojam, tai dabar pradėti, kaip sakyčiau, nėra jokios problemos. Net netrodo, kad kažkokia tragedija yra, kad viskas yra užbrangę, kad viskas kažkokiais burbulais skamba. Ne viskas, Kinija jokiam burbulė netrodo, ten 100 metų nekilnojamo turto sektorius, ten labai prastai obligacijos, jokiam kosmose, auksas jau užkaitęs, bet Europos akcijos lyginant su istoriškam savo gražom nėra jokiam kosmose, Japonai nėra kosmose, ta prasme yra pilna turto klasių, tik tai reikia jas atrasti ir, sakau, neužmigti ant JAV to trendo. Viskas gerai, jeigu brangs ir turim tų akcijų. Be JAV trendo mes turime ir aukso trendą dabar ir ką čia, kiekvieną dieną galima, jeigu ieškoti, atrasti naujų analitikų prognozės ir apie 5000 ir apie 6000 kainą, taip. Tai dabar dauguma investuotojų šiaip pradeda arba pamiršti, arba nežino, ignoruoti, kad šiaip tai reikia šiek tiek pastumdyti tą ir pažiūrėti, kaip su auksu irgi gali būti. Tai vat, ką mes dažnai kalbam su investuotojais, kad auksas taip pat yra toks šiuo metu susitarimo reikalas ir koreguotis jis gali net ir daugiau negu pasaulio akcijos. Gali pakomentuoti pats. Jo, tai čia irgi dažnai girdim. Gal dabar viską reiktų į auksą sudėti, nes čia amžinai brangstantis turto klasė. Bet vėlgi reikia tiesiog priminti, niekas iš konsultantų, kurie pardavinėja aukso temą, privengia rodyti grafiką senesnį negu 2000 metai. Nuo 80 metų iki 2000 metų auksas atpigo 50%. Per 20 metų minus 5%, nors buvo ir infliacija, ir defliacija, ir karų buvo, visko buvo. Tai nereikėtų užmigti ant šito irgi. Esmė, ilgainiui reikia neužmigti ant vieno kažkokio vienos turto klasės. Tai dabar, manau, labai gali daug kas užsirauti ant to, kad sumes pusę portfelių į auksą, pusiai technologijų JAV sektorių ir po 3 metų sakys, kodėl čia nesigavo taip gerai, tik brango po 15% praktiškai no problem. Aš manau, kad gali visi būti nustebinti, kaip rinkos moka persiorientuoti ir kaip tie nepasiruošę investuotojai lieka dažniausiai ant ledo su tom turto klasėm, kurios prieš tai augo daugiausiai, bet žiūri po 5 metų dabar kažkaip nesigavo geri rezultatai. Tai paimant tą pratimą su 100 000, kad investuotojai dar kartą išgirstų tą vieną iš pagrindinių žinučių, kad su JAV akcijom buvo 10 mečių, kai JAV buvo minuse, investavę 100 000 galėjo atlikti su 57 po 10 metų išėlės praktiškai tokia minuse. Tai su auksu dar buvo tokių laikotarpių, kur 20 metų galėtume sėdėti tokiam pačiam minuse. Tiesiog tai nereiškia ta diversifikacija, bet jinai, matau, čia klausimų yra apie Kiniją, klausimų yra
ten apie tai, kaip ten, į ką investuoti, jeigu kažkas bus. Tai vat niekas nežino, kas bus ir šitos visus klausimus išsprendė diversifikacija. Dabar mesti arba į Kiniją, arba į auksą ir neturėti plano dėl diversifikacijos, tai yra labai pavojinga strategija, nes per dieną gali labai daug kas pasikeisti ir tiesiog reikės ir tą patį labai ilgą laikotarpį laukti. Tai vat, tos diversifikacijos, man atrodo, ir investavimas LT mokymai turi, ne, per kurios daug apie tai kalba, kaip daryti. Ir vienas iš variantų yra, kaip tą daryti per Synergy Finance tuos fondus. Aš gal komentarą, kad ta pati diversifikacija, jinai dažnai skamba labai nuobodžiai ir maždaug kam jos reikia, jeigu vis tiek, pavyzdžiui, pasaulio akcijų indeksas ilgainiui uždirba daugiau. Tai viskas gerai, su tuo pasaulio akcijų indeksas uždirba daugiau. Problema ta, kad investuotojai minus 30% dažniausiai palūžta. Arba gal pagalvoja, palauksiu, dar nukris, nusipirksiu pigiau. Jeigu viską turi akcijose, tai kai nukrito, nėra ką parduoti, kad nusipirktų atpigusių akcijų. Diversifikacija iš esmės, ir mes tokia filosofija ir fonduose, ir su klientais komunikuojam, kad diversifikacija yra reikalinga tam, kad sulaukti tos krizės. Ir čia visa esmė yra, sulaukus krizės, tos pozicijos, kurios sugėrė smūgį, krito mažiau arba gal net kilo, jas keisti į akcijas. Va čia bus esminis sėkmingo ilgalaikio investavimo principas. Jeigu mes turėsim tų turto klasių ir išlauksim iki krizės, jas reikės pardavinėti krizės metu ir pirkti atpigusias akcijas. Ir per bendrą mes galim pasiekti tą pačią pasaulio akcijų indekso grąžą, kol kyla mes atsiliekam, kai krenta mes laimim ir ant kritimo pereiti vėl į tas akcijas. Čia yra esminė detalė investavimui, žiūrint į ilgą laikotarpį. Ir turbūt kiekvieno gyvenime nutiks 2, 3, galbūt 4 didelės krizės. Ir tai yra, tie momentai yra esminiai sėkmingam investavimui. Kaip mes tam pasiruošim, ką darysim tų momentų, ar turėsim iš ko didinti akcijų dalį. Čia yra esmė. Tai tam diversifikacija reikalinga, o ne šiaip, kad tiesiog turėt, nes kažkas sako, kad mažiau ten sviruoja. Ne, aš sakyčiau, labai pragmatiškas ir tikslas yra uždirbti daugiau už investavimo, o ne ten labai kaip pensininkams grubiai visko bijot. Čia ne tokia tema, tiesiog sulaukim smūgio ir tada važiuojam į akcijas, ką dabar daugelis tiesiog daro iškart į akcijas. Tai jie smūgių nėra pasiruošę ir dažniausiai tas smūgis jos numeta iš kelio ir niekada neinvestuosiu. Kol atsakinėsim į kitus klausimus, aš paleisiu polą. Ar informacija buvo suprantama ir aktuali? Taip, beveik viskas, arba ten pusiau supratot. Mums didelė indikacija, jeigu galit pažymėti, kad mes suprastume, ar aiškiai, ar nelabai. Jo, bet pasakykit, nes čia, kaip sakyt, tų skaidrių daug pridarai, bet kartais galvoji, gal reikėjo dvigubai mažiau, bet tiek daug pasakyti reikėtų. Tai jūs čia, kaip sakyt, neribokit savęs. Jeigu blogai yra, tai rašykit, kad viskas blogai. Varianto blogai nepasiūliau. Jeigu norit pasakyti, tai parašykit, kad buvo blogai, tada tiesiog čatą tikrai nepyksim, žinosim. Jo, tai dabar, kalbant apie tą toliau investavimą, Synergy Finance turi ir metalų fondą, šiaip, nes yra klausimų apie metalus, ir dabar yra auksas, ir ne auksas, o sidabras, paladiumas, kartu su auksu viskas stipriai dabar atrodo gražiai. Tai gal mes dabar nepaleisime tų visų grafikų, kaip gali būti su visom žaliavom ir dešimtmečiais ten ir minusai ir neatsitiktinėt, bet pačio Lukas komentarą, pradėjom nuo aukso, kaip gali būti, dabar kiti metalai važiuoja. Apskritai bendrai, jeigu žiūrint į šitą situaciją, investavimą į metalus. Čia tokia nišinė tema, aš sakyčiau, čia tokia fanams ir mėgėjams. Metalai labai stipriai po COVID šovė, tai čia buvo viena tema. Dabar atrodo, kad vėl atsigavinėja su gana nemažu lagu. Ta prasme, kasyba vėlavo. Auksas žymiai anksčiau pradėjo kilti negu aukso kasėjai, galbūt, kas dažniausiai turėtų panašiai važiuoti jie, nes jeigu auksas brangsta, tu daugiau parduodi, daugiau pinigų gauni, pardavęs iškasęs tą patį. Tai su tam tikrų lagų čia viskas vyksta, bet aš manau, kad čia dabar labai iš esmės visi žiūri į tą geopolitinę situaciją, kaip čia kariaus Trumpas su Kinija, nes Kinija yra problema ir ištekliai yra vienas iš tų frontų, kur dabar matom. Ta retieji metalai ypač čia labai stipriai, manau, nematoma karo dalis vyksta dėl tų retųjų metalų, nes visi supranta, kad Kinai gana
turi labai gerą poziciją, o Amerikai reikia tų retų metalų, ypač jeigu norim toliau techą vystyti taip toliau. Tai čia dabar toks yra labai karšta tema ir čia sakau, jie gali tiesiog, jeigu muštynės įvyktų labai rimtos, mes matėm, kas buvo penktadienį. Buvo visos tos, kaip kasybas smigo stipriai, kaip metalai, kaip, gana reikšmingai viskas judėjo žemyn. Dabar lyg susitaikė, vėl atšakinėja. Aš sakyčiau, čia yra tokiam stipresnių nervų žaidėjim. Metalų fondas, jisai įsibėgėjęs gali per metus ir 100% pakilti. Čia jau esame matę. Bet tai tikrai kaip tokia pagalbinė pozicija, bet nebent viską diversifikuoja tvarkingai, viską pasidarė gerai. Šiaip tai visų pinigų, net didelės dalies portfelio tikrai nedėčiau. Čia toks fanams, entuziastams, sakyčiau, yra fondas. Turbūt tiek, Lukai, aš matau, kad šiandien mūsų temos tokios buvo plačios, pagrindinės žinutės kad diversifikacija. Dar turėsime, man atrodo, kas prenumeruoja be abejo Synergy Finance naujienlaiškį, tai kas mėnesį dalinamės šiaip apskritai rinkos naujienomis, tai ten yra irgi tokios ištraukos, kur galima savo kažkokių naujienų paimti. Ir lauksime jūs kitą kartą, jau sausio mėnesį, praktiškai jau kitais metais. Ir uždarysime metus ir pažiūrėsime, kaip atrodo investicijas 2026 metais. Nepamirškite to grafiko, kaip atrodo Amerikos rinka be Nvidios. Aš manau, kad šiandien daug žmonių, kurie viską investuoja, diversifikuoja, ar ten tarp technologijų arba tik Amerikos kompanijų turėtų turbūt išsinešti, jeigu tik vieną žinutę, tai bus šitą žinutę, kaip atrodo Amerikos rinka be Nvidios. Tai ačiū visiems, Lukai, jeigu nori dar kažką pridėti ir pasimatom kitą kartą. Tai nespėtus, tai manau visi turi jau keliauti pietų, tai ačiū Jums uždėmesį ir iki kito karto.